Labas visiems. Čia Dovydas Lukšas, Maistas yra vaistas platformos kūrėjas, holistinio sveikatingumo ir personalizuotos mitybos specialistas. Na ir šiandien noriu pasidalinti labai svarbia tema, tai yra vyrų ir moterų hormonų balansų, ką mano nuomonė kiekvienas turėtų žinoti. Ir jeigu ypač žmonės, kurie stebite va dabar šį vaizdo įrašą, galbūt susidūrite su kažkokiu disbalansu, pavyzdžiui, moteris estrogeno, progesterono kažkokie disbalansai, vyras galbūt žemą testosteroną išsityrėte, ar kitus kažkokias tais tendencijas pastebėjote per kraujo tyrimus, tai ką dažnai tiesiog tradiciniai medicinoje arba farmacijos tas pats modelis, ką siūlo, tai yra kažkokie tais sintetiniai kremukai, injekcijos kažkokios papildyti, tiesiog pridėti tų hormonų sintetinių. Tačiau ar tai yra sprendimas, tai nėra sprendimas. Taigi šiandien noriu pakalbėti apie tas priežastis pagal holistinę, funkcinę mediciną, kas iš tikrųjų įtakoja mūsų hormonų balansą, ką reikėtų atkreipti dėmesį ir į ką pažiūrėti giliau, kad sutvarkyti, subalansuoti lytinius hormonus. Taigi, žinoma, pradėti, manau, protingiausia būtų nuo pakalbėjimo apie pregnenoloną. Tai yra toksai hormonas, iš kurio, sakykime, statosi vyksta tolimesnė lytinių hormonų eiga. Tai yra kaip bazinis vienetas, iš kurio viskas gaminasi, ne? Tai, kad ne per daug nekomplikuoti, tiesiog suskirstysiu į tokias dvi kategorijas. Jeigu žmogaus organizmas yra išgyvenimo stadijoje, tai pavyzdžiui, kažkokie tai stresai vyksta, fizinis, emocinis, mentalinis stresas ir žmogus susirūpinęs išgyvenimu, trūksta gal ir maisto medžiagų, trūksta maisto, stresas, kažkaip aplinka pastoviai stimuliuoja, pastoviai tokie sunkumai kažkokie, tai tiesiog taip yra evoliuciškai, pagal evoliuciją, kad organizmas nepereina į tą, sakykime, stadiją, kur vyksta labai efektyviai dauginimas. Nes prioritetas tuo atveju yra išgyventi. Pirma, reikia išgyventi, kad dar galėtum pasidauginti. Taip? Tai reiškia, čia šitie dalykai ir įeina. Mityba, stresas, miegas, tokie baziniai dalykai, kurie apskritai palaiko gyvybę. Jie turi būti pastatyti, jie turi būti tvirti pamatai, tam, kad mes pereitume į antrą tą būseną. Tai yra dauginimuose. Būsena tai yra ir lytinių hormonų. Tai reiškia gamyba, toksai klestėjimas, švytėjimas. Tai baziniai poreikiai turi būti patenkinti. Jeigu mes tą padarome, tada atsiranda tinkama terpė organizme efektyviai gamintis lytiniams hormonams. Taigi, kokie tie dalykai, sakykime, labai įtakoja lytinius hormonus. Pirmiausia, reikėtų dar pasakyti, kad reikėtų į hormonus žiūrėti taip. Tai yra tik tai jau galutinis, galima sakyti, rezultatas, efektas. Jeigu jūsų lytiniai hormonai susibalansavę, reiškia, tada rezultatas geras. Reiškia, viskas organizme vyksta gerai. Tai yra kaip bioindikatorius, kad viskas vyksta gerai. Į pačius hormonus kaip į priežastį kažkokią žiūrėti nereikėtų. Labiau reikia žiūrėti, kad jie tik parodo bendrą terpę, bendrą situaciją jūsų organizme. Taigi, jeigu išsityrėte, ratote kažkokias problemas, kažkur yra disbalansas, kažkur kažko trūksta, kažkur kažko per daug, tada mes neriam į šituos dalykus, ką papasakosiu dabar. Tai yra daugelis faktorių. Pirmiausia, pavyzdžiui, toksinai. Jeigu jūsų higienoje, kosmetikoje, mityboje yra kažkokie toksinai, chemikalai, pavyzdžiui, sunkiųjų metalų aplinkoje yra per daug, į organizmą patekę yra, jie taip pat neigiamai veikia jūsų lytinių hormonų sistemą, jūsų endokrininės liaukas, tai ir lytinės liaukas, bet ir kitas liaukas, pavyzdžiui, skydliaukė ir panašiai.
Taip pat maisto medžiagos. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, nesubalansuojame savo maistinių medžiagų poreikio, kad gauti apskritai užtektinai energijos, kalorijų, užtektinai vitaminų ir mineralų, taip pat sveikų riebalų lytiniams hormonams, sveikųjų riebalų reikia. Taip pat cholesterolis nėra toks blogas, kaip visur yra prirašyta. Iš cholesterolio ir gaminasi tie lytiniai hormonai, tarp kitko. Tai tos maistinės medžiagos, jos turi būti gaunamos iš mitybos. Tada prieiname prie kito faktoriaus, tai yra žarnynas. Jeigu žarnyne vyksta kažkoks uždegimas, galbūt yra kažkokių maisto netoleravimų, galbūt yra infekcijos, tai gali būti kandida grybelio, gali būti parazitų, tai pavyzdžiui, kaspinuočiai, askaridės ir įvairūs kiti pirmuonys ir patogenai. Tai šitie sakykim, mikroorganizmai, jie sukelia uždegimą žarnyne, taip pat slopina maisto medžiagų pasisavinimą, nes jie suvartoja kai kurias tas medžiagas, pavyzdžiui, geležį ir taip toliau, vitaminą B12 ir taip toliau. Tai jeigu žarnyne vyksta uždegimas, lytiniams hormonams taip pat nėra gerai. Skydliaukei nėra taip pat gerai, jeigu žarnyne yra uždegimas, o skydliaukė ir lytiniai hormonai taip pat labai tarpusavėje susiję, nes reikia geros medžiagų apykaitos, už ką skydliaukė yra atsakinga, kad ir lytiniai hormonai klestėtų. Tai reiškia, tada jau vyras ir moteris, kad švytėtų. Taigi, žarnynas. Toliau reikėtų miegas. Miegas yra ypatingai svarbus. Miego metu vyksta detoksifikacijos, apsivalymo procesai, taip pat regeneracijos procesai. Vadinasi, tarkim, jūs aktyviai sportuojate ir reikia laiko atsistatyti, kas irgi į ką įeina taip pat hormonų gamyba, kai kurie jų suaktyvėja būtent miego metu, išsiskiria jų miego metu, tad jeigu jūsų miegas yra nekokybiškas, jeigu jo yra per mažai, jeigu nėra miego struktūros daugmaž stabilios, tada jūs, sakykime, prarandate tą tokią nemokamą miego mediciną, kuri subalansuoja organizmą. Taigi stenkitės išsimiegoti maždaug 7,5–8 valandas, tiesiog gero kokybiško miego, kuriam taip pat pasiruošite vakare, tai šiek tiek nusiraminate, atipalaiduojate, tai pasiruošite miegui, nestimuliuojate savęs prietaisais, elektroniniais, mėlyna šviesa ir panašiai, nes tai trikdo miego kokybę. Taip pat stresas, pats stresas, kaip ir sakiau, jeigu žmogaus organizmas yra streso erdvėje, streso būsenoje, fiziškai, emociškai, mentališkai, tai tada energija krypsta į išgyvenimą. Ir kai vyrauja ta išgyvenimo tokia terpė, tai kaip ir sakiau, organizmas nesikoncentruoja į dauginimosi, klestėjimo tokią būseną. Tai šitą jūs turite, tikiuosi, turite kažkokius metodus, kaip transformuojate stresą. Tai jeigu, pavyzdžiui, kaip mes čia institute kalbam, kad tokio dalyko kaip streso dalinai ir kaip ir nėra, nes viskas yra jūsų mentalinė reakcija. Tai jeigu jūs sureaguojate, kažkas jūs ten kažką sako, ne, ir jūs sureaguojate, susikeliate savo stresą, bet jeigu jūs nereaguojate, tai tada streso nėra. Tai čia yra ir stresas, ir sąmoningumo praktika, su savim dirbti ir išmokti pastebėti, ties kur jūs reaguojate ir kaip į tą nebereaguoti. Bet būna situacijų, kurių tiek negalime įvaldyti, tiek negalime sukontroliuoti. Tai tam tikros praktikos kaip, pavyzdžiui, joga, cigūnas, kvėpavimo pratimai, fiziškai šitie dalykai, energetiniai dalykai, jie padeda atstatyti organizmą į tą vadinamą homeostazę, į balansą. Na ir kiti dalykai, pavyzdžiui, refleksija, išsirašyti dalykus ant popieriaus lapo, dėkingumo praktika, tai yra, iš principo, ir dėmesį nukreipti į kažką, bet kitką, pabūti gamtoje, galbūt paleisti, išmokti paleisti. Buvo, įvyko, paleidžiat, paleidžiat ir juda toliau. Neprisirišti, nesusispausti ir nesisukti tame pačiame rate. Labai paleidimai yra stiprus dalykas, nes jeigu jūs paleidžiate, jūs atsidarote judėjimui toliau ir tada kažkas ateina naujo.
Tai per daug čia apie tai jau nebefilosofuosiu. Tai tada bendrai uždegimas, ane? Jeigu mes organizme vyksta kažkokie uždegimo procesai, ar tais žarnyne, ar tais kraujagyslėse, ar tais smegenyse, ar tai kažkokie toksinai įeina pastoviai į organizmą, tai lėtinis uždegimas, jisai naudoja jūsų gyvybinę energiją, gyvybinius resursus, kad tvarkyti tą žalą. Tai yra, tikiuosi, aišku, kad jeigu padidėja uždegimo procesai, lėtinės lygos, autoimuninės lygos, tai žinoma, kad tiek tų resursų nebelieka lytiniam hormonam gaminti, bet jiems irgi reikia resursų ir energijos ir medžiagų statyti lytinius hormonus. Nes principą tai kas? Organizmas stato, ruošia save, kad gyvybę, kurti naują gyvybę. Tai yra labai intensyvus procesas. Kaip todėl sakiau, tie baziniai poreikiai turi būti patenkinti. Ir visi trikdžiai, tokie kaip toksinai, stresai, uždegimai, žinoma, kad jie trukdo. Tai yra jūsų atsakomybė savo mitybos, savo gyvensenos pagalba tuos dalykus pašalinti, išspręsti. Toliau skydliaukė, taip pat paminėjau, kad skydliaukė labai artimai bendrauja su lytiniais hormonais. Tad jeigu turite skydliaukės problemų, pirmiausia, reiktų jas tvarkyti ir šalinti. Tada hormonų sveikata pagerės, lytinių hormonų. Kepenys. Kepenys ypatingai irgi svarbios. Taigi, kepenims, pavyzdžiui, kartumynai, kartus maistas, rūgštus maistas, raugintas maistas ir palaikyti sveiką detoksifikaciją labai, labai svarbu. Na ir principe, taip pat judėjimas. Judėjimas, ypač, tarkim, moteriams nereikia tiek kažkokio aktyvaus, labai tokio jėgos, kažkokio pratimų ir panašiai tokių, ko tai nėra reikalinga. Jūs tiesiog galite ir lengviau, laisviau pajudėti, šiek tiek ištvermės sporto, bet irgi neperlenkti lasdos, nes moterų yra truputį moterų sistema šiek tiek jautresnė į įvairius visokius fizinius, mentalinius, emocinius stresorius, iš kurių fiziniai tie, reiškia, pratimai irgi, tai jeigu moteris ten maratonus bėgioja ir gal ne visoms labai sveikai reaguoja hormonų sistema į tą, gal kažkam per daug tas yra ir į tą reikia, žinoma, įsiklausyti. Tačiau vyrams labai svarbu atlikti jėgos pratimus, tai taip pat gali būti, tarkim, ir kalistenika su papildomais svoriais, gali būti sprintai, tai yra greitas bėgimas, gali būti sporto salė, tai pritupimai, tos pirmos mirties traukos, taip pat spaudimas už štangą ir jau užsidėti daugiau svorio. Ir nes tuose mūsų didžiuosiuose raumenyse yra androgenų receptoriai, kurie skatina, kad išsiskirstų testosteronas. Ir kaip vyro lytinė hormonų sistema veikia, kad jeigu pas vyrą ateina iššūkis ir vyras tą iššūkį pereina, tai testosteronas padidėja. Tai reiškia, to tokio fizinio aktyvumo ir tokių fizinių iššūkių vyrui yra iš principo gerai, jeigu irgi neperlenkėt lasdos, viskas sąmoningai. Bet vyrui ypač fiziniai jėgos pratimai yra reikalingi. Taigi visumoje, jeigu pasižiūrime, mityba ir gyvenimo būdas labai įtakoja mūsų bendrą sveikatą ir taip pat lytinių hormonų būklę. Tai apibendrinant, jeigu mes pasistatome stiprius tokius pamatus, tai čia mūsų mitybą, gyvenseną, gerą miegą, judėjimą, streso šalinimą ir tokius bendrus tiesiog, sakykime, pamatus, kad jie būtų tvirti, tada organizmas gali pereiti į tą lytinių hormonų tikrą gamybą, į tą švytėjimą, į klestėjimą. Tad pasižiūrėkite tiesiog taip natūraliai, prevenciškai, kur šiuose srityse viską, ką išdėsčiau, kur jūs galite patobulėti. Na, o užbaigti norėčiau iš tikrųjų su rytietiškos medicinos daoistų taip pat požiūriu, kad čia lytiniai hormonai nėra tik tais, kad ten libido labai užkelti ar kažką tokio. Lytinių hormonų balansas taip pat yra ir gyvenimo kokybė. Tai yra
gera nuotaika, tai yra aukšta energija, tai yra aukštas gyvybingumas. Pagal daoistus tai taip pat yra ilgaamžiškumas, nes ta lytinė, kūrybinė energija, ji taip pat skatina tiesiog gyvybę. Taigi, siūlau pažiūrėti į tą vat, plačiau ir tikiuosi, kad šiandien buvo taip naudinga. Trumpai, sistemiškai pabandžiau išdėstyti esminius dalykus. Jeigu kažkas norėtumėt padirbėti kartu šitame procese, tai kreipkitės į mane, per maistas yra vaistas.lt, taip pat ir Facebook'e galite rasti. Na, o Liepos 19-21 dienom vyks maistas yra vaistas susibūrimas, pirmas šią vasarą, kuriame kalbėsime tiek apie vyriškų hormonų balansą, tiek apie moteriškų hormonų balansą. Taigi, jeigu norite sužinoti daugiau, išgirsti, patirti, taip pat pailsėti gamtoje, tai galite irgi pamatyti daugiau, užėję į maistas yra vaistas.lt. Taigi, tikiuosi, buvo įdomu, naudinga ir iki greito.